Ko pritrūko? Keitimų turbūt pritrūko, nes vis dar jis nesukomplektuojam tos sudėties, kuri, tarkim, buvo numatyta vis prieš rungtynių dabar prieš šitas varžybas. Ir trūksta šiek tiek ir jėgos, ir greičio. Ir trūksta žmonių, kurie turėtų būti aikštėje, turbūt tai. Ar šiandien daug trūko ar nedaug, jeigu žiūrėtumėm ne į scenarijų, kaip klostės rungtynės, o tik į žaidimą? Visąlaik norisi geriau, tai tiesiog tai vis tiek dar tai nėra tas mūsų žaidimas, kurį tarkim, mes žaidžiam, kurį būtų gražu žiūrėti ir žaisti ir panašiai. Tai dar trūksta. Šiandien buvo geresni varžovai? Aš neskaičiu, varžovai geri. Kažko tokio labai neįskirčiau. Tiesiog vėlgi, galbūt ir su teisėjais loterija nepasisekė trečios varžybos tas pats, kada labai keistai tie švilpukai skamba. Yra kaip yra. Bendrame fone šiandien buvo lengviau, sunkiau? Dabar jau žiūrint po varžybų, tai manau lengviau. Aišku, tas pats scenarijus bombarduojam pirmam kėlinį. Rivona trupučiuką nustebino, išleidusi 2 vartininkus vieną aikštelę. Po to aišku, kai 1-0 ilgą laiką buvo, tai neramu buvo, nes Rivona žaidėjų su kiekviena minutė buvo vis daugiau. Bet laiku įmušėm antrą ir po to jau, manau, ramus antras kėlinys. Šiaip varžovai kokie yra? Jie daug kas sako, kad sunku prieš juos žaisti, nes nelabai žinai, kaip žaisti. Buvo toks momentas ar ne? Na, čia sunku sakyti, aišku, jie stengiasi, bandė, turėjo savo progų. Aišku, sakau, mums varžybos buvo šiandien lengvesnės, nei gal tos 4. O varžovai žaidė pakankamai paprastai, kėlė kamuolį, bandė savo progų ieškoti. Aišku, man atrodo, praeitais metais su Rivona buvo įdomiau žaisti, nes kiek pamenu, buvo labai rezultatyvios varžybos. Šiandien pavyko pagaliau išlaikyti sausus vartus. Jums taip tvarkaraštis susidėliojo, kad, sakykime, dabar žaidžia su tom žemesnės vietas užimančiom komandom. Galvojate jau apie tai, kas bus, kai prasidės ta visa viršūnėlė? Na, nežinau, žaibo kirtis ten labai žemesniai vietoje. Okei, jie vieni, aš ta prasme apie daugelį. Susiklostė kaip susiklostė, dabar lauks, ko su kiekvienom varžyboms vis sunkesnis varžovas ir bus. Ir aš nežinau, žiūrint į visas komandas, tai tą pačią Rivoną ir Laksas laukia ir naujokai, tai su kiekvienais reikia žaisti, todėl taip laikas parodys. Lyginant su kitomis rungtynėmis, šios buvo lengvesnės, sunkesnės? Manau, kad varžybos, nežinau, buvo sunku žaisti tiek, bet įgaunam žaidiminės patirties, susižaidžiam po truputį. Gal dėl to truputį lengviau gaunasi. Ar tai yra geriausias Gulbinų sezonas? Pradžia Ne pagal rezultatus, kad rezultatai geri, tai faktas. Pradžia geriausia, o po to žiūrėsim, kaip baigsim. Skaičiuosim viščiukus rudenį. Galvojate jau apie tai, kas laukia, ar labiau koncentruojatės į kiekvienas rungtynes atskirai? Ne, koncentruojamės kiekvienas varžybos, ateinam, apsitariam planą ir žaidžiam. Koks šiandien buvo tas planas? Šiandien planas buvo nepraleisti pirmų 15 minučių ir įmušti greitai įvartį, kas pasisekė. Lengviau gavosi žaisti. Antram kėlinį praradom truputį iniciatyvos, bet gerai saugojom persvarą. Neįmušėm poros progų gerų. Situaciją valdėm šiandien. Bent jau šiandien turbūt skųsti žaidimu nelabai galėtumėt. Išeina turbūt nelabai gal ir mokam žaisti tą pirmą numerį, kontroliuoti daugiau kamuolį, progas susikūrėm. Kamuolys kažkaip nerado, sakykim, ten tų vartų ar vartininkas, kažkaip sudėtingai. Tai, kad labai greit prasileidot po įmušto įvarčio, labai daug įtakos padarė? Kažkiek, sakykim, padarė, bet nemanau, kad tai turėjo lemiamą įtaką rungtynių. O kas turėjo? Nerealizuotas progas, sakykim, labiausiai turbūt ir tas nemokėjimas gal tokių 100% garantuotų progų susikurti, nes yra tai, kada žaidžiam pirmą numerį, nepavyko. Bet šiaip žaidimu jau šiandien negali skūstis labai? Žaidimas kažko panašus buvo į Kaudisbergą, sakykime. Panaši situacija, atrodo, žaidimas pirmą numerį, ten bręstantis įvartis, kontroliuojam situaciją, bet porą klaidų realiai ir viskas. Rungtynės pralaimėtos, kad labai džiaugtis nėra ko. Iš tikrųjų, kai komanda nenugali Rivonos, nenugali Seto, tikrai neatrodo, kad galėtų taip žaisti su Dyneriu. Kas šiandien pasikeitė jūsų žaidime, lyginant su tom 2 rungtynėm? Paprasčiausiai žinom, prieš ką teko žaisti. Dyneris tikrai neeilinė komanda turinti. Realiai prieš rungtynės galėjo 2 komandas išleisti aikštelę, pilno tikrai gerų žaidėjų. Tai
visų pirma susikopėm, koncentracija, gynybinis žaidimas, žaidėm tikrai nuo gynybos. Žinojom, kad žaisim antrų numerių, tai tas ir leido, ta tokia kova dėl kiekvieno kamulio leido, galima sakyti, garbingai sužaisti su Dineriu. Ar buvo galimybių kažkaip kitaip užbaigti, kad ne -1 būtų, o bent jau 0? Be abejo, kad buvo galimybių, to labiau, kad Dineris patys neįmušė, nes mes įsimušė, tikliau aš įsimušiau į savus vartus, bet šansų daug neturėjom, bandėm pasinaudoti tom smulkiom pusprogėm, bet nepavyko, trūko, kaip sakoma, truputį sėkmės tam. Jaučiatės prastesni šiandien? Šiaip žaidybinė, tai tikrai nesijaučiam prašiau, galima sakyti, gal ir buvom tikrai verti netgi lygių. Sunkokai šiandien? Taip. Verti Karlsbergas gerų žodžių? Tikrai taip. Ne, su jais visada sunku žaisti, kietas futbolas. Ta prasme, gerai visi suprantantis futbolą, iš tiesų buvo sunku, bet, kaip sakant, geresni laimėjo turbūt. Ar buvot geresni? Aš manau, kad taip. Kuom? Nes žaidimu, ta prasme, matęs ir vienoj pusėje kamuolys, ir kitoj kamuolys. Momentėlis čia, momentėlis ten. Vis tiek, kai aš žiūrėjau iš savo pusės labiau, kaip sakant, savo komandos žaidimą, man atrodė, kad mes daugiau kamuolį kontroliavom. Kur buvo jūsų geriausios pusės be to kamuolio kontroliavimo? Geriausia, aišku, gynyba buvo turbūt, kuri tikrai gerai atstovėjo, visi gerai atžaidė ir tikrai be jokių. Sakant, to silpnoji pusė šiandien buvo, tai buvo tiesiog tas kalbos su teisėju ir būtent tas dalykas, ką mes ir akcentuojam prieš varžybas, kad to nedarom, bet to nepavyko išvengti ir 5 geltonos kortelės iš tiesų negerai yra.